Ponios ir ponai, sveiki atvykę į išminties minutėlę. Pradedam. Taigi, sveiki atvykę į išminties minutėlę, stengiamės išmintėlės išleisti, kad būtų kiekvieną savaitę bent po vieną. Na ir šiandien pagalvojau, kad, kaip ir anksčiau sakiau, pradėsim tokią temų virtinę apie motivaciją. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie mokytojo vaidmenį mokiniui. Kaip mokytojas gali būti naudingas arba netgi galbūt žalingas motivacijai, kad mokinys turės tą motivaciją mokytis ar neturės tos motivacijos mokytis. Tai šiandien pakalbėsime apie mokytojo vaidmenį. Ir aš dažnai sakau, jau galbūt ne vieną kartą esu sakęs šiuose video, kad pirmas žingsnis, ką mokytojas turi daryti, tai surasti ryšį su mokiniu. Jeigu telefone mes neturime ryšio, mes negalime niekam išsiųsti žinutės, negalime niekur nueiti, negalime pasižiūrėti Audriaus Ivanausko YouTube'o, negalime paskambinti kam nors, nieko negalime, jeigu jokio ryšio telefone nėra. Tas pats su žmonėmis. Jeigu mes neturime ryšio su žmogum, mes galime daryti ką tik nori, bet greičiausiai gali būti toks apsimestinis bendravimas, toks dirbtinis bendravimas ir nieko iš to bendravimo dažniausiai nebūna, nes nėra ryšio. Kaip ir su telefonu. Atrodo, tu telefoną rankoje turi, tu matai spalvas, matai kažką, kaip jis užsidega, kaip jis užmiega, bet ryšio tai nėra, tas pats ir su žmogum. Kol mokytojas nesuranda ryšio su mokiniu, tol sudėtinga bus dirbti. Ir pirmas žingsnis tai ryšio paieška. Kai tu surandi ryšį su mokiniu, tada tu vis labiau ir labiau pažįsti tą mokinį kaip asmenybę. Ir čia šitoje vietoje reikia atsiminti vieną dalyką, kad asmenybė vystosi, asmenybė gali keistis, asmenybė nėra statiška ir vienais mokslo metais mokinys vienoks, kitais mokslo metais kitoks. Jeigu aš matau mokinį, kuriam nesiseka matematika, turiu atsiminti ir įsirašyti savo į atmintį, kad jam dabar galbūt nesiseka, bet tai nereiškia, kad jam nesiseks po savaitės arba po mėnesio, o ką kalbėti apie kitais mokslo metais. Taigi, mes dažnai matom žmogų ir galvom, kad jis yra toks ir jisai bus visada toks. O čia yra problema dėja, bet kodėl dėja? Nereiktų sakyti dėja. Kaip tik gerai, kad taip yra, nes žmogus gali vystytis, jis gali keistis ir mokytojas tą turi suprasti. Dažnai praeitį esu susidūręs su kai kuriais žmonėm, kurie matydavo mokinį ir sakydavo, iš jo nieko nebus, jisai nueis šunkeliais, nieko gyvenime nepasieks. Ir tai parodo, kad žmogus neturi tikėjimo, neturi supratimo, sakyčiau, jokio apie raidos psichologiją, kad žmogus vystosi, kad žmogus keičiasi, mąstymas keičiasi, vertybės keičiasi, supratimas keičiasi, nuostatos keičiasi, daug kas keičiasi. Ir jeigu aš neturiu tikėjimo, kad mokinys gali paaugti, tai ką aš čia tada darau? Juk mano pareiga kaip tik suteikti pačiam tam mokiniui tikėjimą, kad tu gali išmokti, pavyzdžiui, kažką. Aš turiu iš jo jam palaikymą duoti, kad jisai suprastų, aš galiu keistis, aš galiu išmokti, man galbūt kažkada pasiseks. Ir jeigu mes iš mokinio atimsim tą tikėjimą, patys netikėdami, tai kas gausis? Mokinys nusivils ir galvos, tai aš nevykėlis, man nieko nesiseka,
tai ką man stengtis? Ir tada mokinys nusispjaus, pavyzdžiui, ant to dalyko ir galvos, kad tai ne jo dalykas. O galbūt dar jam neatėjo tiesiog laikas. Galbūt jam reikia daugiau laiko, kol jo mąstymo lygis pasikeis ir ateityje, maždaug, tarkim, po 3 metų jis tame dalyke galėtų būti labai geras mokinys. Bet kartais mes uždedam tą etiketę ir mes matom tą mokinį per etiketę. Ir čia yra problema, nes neturėtumėm taip daryti. Mokytojas neturėtų taip mąstyti apie savo mokinį. Mokytojas visą laiką turi žiūrėti mokinį su viltimi ir su tikėjimu. Ir su meile, su rūpesčiu. Žinai, aš esu čia tam, kad tau padėčiau šiame kelyje. Aš suprantu, kad gali būti sunku, kad gali būti nelengva, bet tai normalu, nieko tokio. Kely pasitaiko visokių akmenų, visokių kliučių. Bet aš esu čia tam, kad tave palaikyčiau už rankos, kad tave praveščiau pro šitas kliūtis, nes aš ten kažkada buvau. Taigi, pirmas žingsnis. Mes turime žiūrėti į mokinį. Tai yra, atsiprašau, mes turime surasti ryšį su mokiniu. Antras, pažinti mokinį. Trečias, turėti tikėjimą viltį ir su meile mokinį vesti per mokymosi procesą. Tai reiškia, toliau mokytojas sudaro sąlygas, kad mokinys galėtų mokytis. Bet be ryšio aš galiu daryti, ką tik nori. Galiu bandyti metodus įvairius, bet tikrai ne visada pasiseks. Aišku, per tam tikrus metodus gali atsirasti ryšys. Galimas ir toks dalykas. Bet vis tiek grįšim nuo pradžių, kai atsiras ryšys, tada atsiras mokinio pažinimas, supratimas, kaip, kas, kodėl. Ir jeigu mokytojas turės tikėjimą ir supratimą, kad mokinys gali keistis, kad jisai auga, kad jisai gali išmokti, kad ir kas bebūtų, tai visai kitoks darbas bus. Kažkada esu skaitęs, dabar neatsimenu kur, bet buvo toks tyrimas. Direktorius pasišaukė 2 mokytojas pas save į kabinetą ir to mokytojams sako: mes išrinkome jūs geriausiomis mokytojomis, jūs esat geriausios mokytojas šitoje mokykloje. Mokytojas labai apsidžiaugė, gavo dovanų, ten padėkos raštą, ten gėlių ir panašiai. Ir tada direktorius sako: kadangi jūs esat geriausios mokytojos, tai jums duosim geriausias klases, geriausius mokinius. Taigi mokytojas labai apsidžiaugė, kad gaus geriausius mokinius, kad bus faina su jais dirbti. Ir pradėjo dirbti. Laikas ėjo greitai, mokytojams sekėsi visai neblogai, mokinių rezultatai buvo geri. Ir mokslo metų pabaigoje direktorius pasišaukė jas ir sako: čia buvo atliktas eksperimentas ir jūs nebuvote geriausios mokytojos ir tie mokiniai nebuvo geriausi mokiniai, jie buvo blogiausi. Bet jūs tikėdamos, turėdamos tikėjimą, kad čia geriausi mokiniai, su jais dirbote taip, kaip jie yra geriausi mokiniai. Ir spėkit, kas atsitiko. Tie mokiniai iš tikro tapo gerais mokiniais. Tai tai parodo, kaip mokytojo matymas, supratimas ir tikėjimas gali padėti jo darbui. Aišku, natūralu, mokytojas greičiausiai dirbdamas su tais mokiniais patyrė sunkumų, bet visi žinome, kad dirbant su gabiais vaikais nėra taip lengva. Yra gabių mokinių, kurie klauso kiekvieno žodžio, viską daro, kaip turi būti. Bet yra gabių mokinių, kurie neklauso mokytojų, kurie nesimoko ir jie užduoda klausimą: o kodėl man šitą reikia mokytis? Juk jie gabūs, jie užduoda klausimus, jie mato prasmę arba nemato prasmės, jie daug giliau žiūri į problematikas, į gyvenimo iššūkius ir panašiai. Tai jie užduoda klausimus: kodėl aš turiu čia mokytis šito dalyką? Gal aš geriau padarysiu šitą dalyką, nes šitas daug naudingesnis šiuo atveju bus ir panašiai. Tai natūralu, kad mokytojos turėjo iššūkį, bet visi žinom, kad su gabiais vaikais yra iššūkių.
Ir tai yra normalu. Tai va, tai ir jos susidurdamos su tom kliūtim greičiausiai patyrė tos iššūkius. Ir jos, žinodamos, kad tai geri mokiniai, jos vis tiek dirbo su jais kaip su gerais mokiniais. Ir jie tapo iš tikrųjų gerais mokiniais. Gaila, bet neatsimenu, kur aš šitą tyrimą skaičiau, bet šitas tyrimas įstrigo visam gyvenimui. Taip norėčiau jums pacituoti, iš kurios knygos ir taip toliau, bet kažkada skaičiau ir vat užkrito. Jeigu kas nors iš mano žiūrovų žinot šitą tyrimą ir kur jisai parašytas, parašykite į komentarus. Tikrai būtų šaunu jį kažkur surasti. Na tai va, tai mokytojo vaidmuo motyvacijai kartais yra labai didelis. Tai va šiandien tokios trumpos mintis šioje išmintėlėje. Visada nepamirškit, kad galite rašyti komentarus savo mintis. Galbūt jūs kažkokią patirtį turit ir gerą, ir blogą, galite drąsiai pasidalinti komentaruose. Na ir ką? Na ir šiandien turbūt sakysiu ate. Tai ką, kiekvieną kartą labai džiugu su jumis susitikti šiame kanale. Ir susitiksime labai greitai jau kitame video. Ate.